Kaip suvokti, kas iš tikrųjų man svarbu ir kaip tai turėti. Kai užsiveli gyvenime ir nebežinai, ką pasirinkti, nebesuvoki, ar tai, ką darai, iš tikrųjų tau svarbu, jei nesupranti, ko iš tikrųjų nori gyvenime, aš labai dažnai tada klientams sakau, tiesiog sustok ir paklaus savęs, kokiosgi problemos aš nenoriu spręsti savo gyvenime, ko svarbaus aš nenoriu matyti. Ir jei leisi savo pabūti su šituo klausimu tiek, kiek reikės, kad rastum atsakymą, pamatysi, kad greičiausiai tai bus santykiai. Santykiai su savimi, santykiai su artimiausiais žmonėmis, santykiai su draugais, kolegomis, kaimynais, vaikais, galbūt santykis su maistu ar pinigais. Mes labai mėgstam įvairiausiomis progomis kelti savo tikslus, numesti svorio, užsidirbti daugiau pinigų, pradėti mankštintis, daugiau judėti, nebeleisti taip su savimi elgtis kaip iki šiol, kad leidai susirasti naujų draugų, atras savo pomėgius. Bet dažnai tai nepavyksta. Kažką pradėję metame. Kaskart kitaip pasielgę, nusiviliame. Įsigijame abonementą ir jo neišnaudojame. Ir vietoj džiaugsmo išgyvename nusivylimo jausmą, kaltiname save, nuvertiname savo norus. Ir kodėlgi taip yra? Išgirskite, svarbiausias dalykas yra suvokti aiškiai, o ko iš tikrųjų aš noriu. Kas man iš tikrųjų svarbu gyvenime? Kokiegi yra giluminiai mano poreikiai? Nepatenkinti. Ir kol to nesuvoksi, nesugebėsi išsirinkti savo prioritetų. Todėl tiems keliamams tikslams nebus vidinio kūro, vidinės energijos ir jie liks neįgyvendinti. O kai kurie ir įgyvendinus juos nesijaučia laimingi, nejaučia džiugesio, nes realiai jų gyvenime niekas nepasikeitė. Jie savo gyvenime jaučiasi taip pat, kaip ir iki tol. Užtat pirmas ir svarbiausias, drąsiausias, vedantis į reikšmingus pokyčių žingsnis yra apsinuodyti prieš save ir labai atvirai, sąžiningai pažiūrėti savo gyvenimą, įsivardijant, o ko svarbaus aš ne tik, kad nedarau, bet dar ir stengiuosi nematyti, pabėgti nuo to, kas man dabar skauda. Bet būtent tai ir yra tas taškas, nuo kurio turi pradėti judėti. Nors greičiausiai galvoji kaip tik priešingai, kad ten nieko neįmanoma pakeisti. O keičiant bus dar blogiau. Bet ar tikrai? Labai užtikrintai sakau, taip galvodamas tu klysti. Būtent šioje vietoje neišspręsti reikalai ir yra tavo sunkumų ir nepasitenkinimo savo gyvenimu priežastis. Ir kai leisi savo tai pripažinti, pajausi savo viduje tiesiog atgarsius to, įvairias su tuo susijusias emocijas, norą galbūt verkti, o paskui galbūt kylantį pyktį ir kylančią energiją kažką keisti, kažką daryti kitaip. Ir pabūk su tuo tiek, kiek reikės, kad suvoktum, o ko iš tikrųjų nori. Ir kaip nori, kad būtų. Ir tada antras žingsnis labai svarbus, giliau susipažįstant su savimi, tai yra suvokti, kiek aš pats ir kodėl, dėl ko, kaip sabotuoju savo norus. Labai dažnai, kai nedarome to, kas mums svarbu, tai reiškia, kad arba nenorime to daryti,
nes iš tikrųjų tai nėra mano noras. Arba tiesiog neturime vidinės galios, tų vidinių resursų tam. Tai yra, mes norime kažką keisti savo gyvenime, o viduje nesame tam pasiruošę. Ir kaip tai pasireiškia? Pavyzdžiui, jei nori mesti svorį, tai reiškia, kad reikės būti lieknu, mokėti gyventi lieknu. Jei nori turėti daug pinigų, tai reiškia, reikės būti turtingu. Jei tau reikalingi santykiai, grįsti pagarbą, rūpinimusi vienas kitu, seksu, meilė, tai reiškia, reikės gerbti save, savo poreikius, tapti mylimu, geidžiamu, gerbiamu ir vertinamu. Ir toj vietoj įsiklausyk į save. O koksgi tavo santykis su tuo, ko tu nori? Ar tu leidi savo taip jaustis, taip priimti ir pradžiai bent fantazijose tokiu būti ir su ta pasiekta svajonė gyventi? Pamatyk aiškiai, ar realiai matai, kaip pasikeitė tavo gyvenimas, tai turint. Ir didžiausias klientų atradimas būna, kai jie suvokia, kad net savo vaizduotėje jie nemato savęs tuo pokyčiu, nemato, kas konkrečiai pasikeitė jų gyvenime. O tai reiškia, kad tu viduje negali iš tikrųjų to priimti, nes nemoki tokiu būti, neleidi savo tokiu būti, tai daryti. Tiesiog tau tai yra svetima. Tai priešinga tai tokiai tau įprastai asmenybei su vienokiu ar kitokiu susiformavusiu charakteriu, poelgiais, savęs ir kitų vertinimo ir įsitikinimais. Tad norint suvokti, kas tau svarbu, gali pradėti nuo to suvokimo savo asmenybės, kurios formavimėsi tu įtakos nelabai ir turėjai. Tai priklausė nuo tos aplinkos, kurioje augai. Ten išmokai vienokiu ar kitokiu būdu gyventi. Ten ir susiformavo dabartinio charakterio pagrindas, išsireiškiantis įsitikinimais ir poelgiais. Tad norint suvokti, kodėl giliai viduje priešinuosi savo sugalvotam pokyčiui, neleidžiu savo to, ko noriu, to, kas man svarbu. Vertinga būtų pirmiausia pasigilinti tai, kokiu aš išmokau būti ir kaip nutraukiu kontaktą su savimi ir kitais. Dabar aš pasidalinsiu pagrindiniais geštalto terapijoje išskiriamais, taip vadinamaisiais gynybiniais mechanizmais arba kontakto nutraukimo mechanizmais, kurie atsirado labai seniai, dar vaikystėje, kai santykiuose su man svarbiais asmenimis išmokau taip elgtis, nes tik tokiu būdu galėjau prisitaikyti ir išgyventi toje aplinkoje. Ir tai tapo dominuojančiu elgesio modeliu. Tai yra esminė dabartinio mano charakterio dalimi. O pasikeisti galima keičiant elgesį. Tada keisis ir tas mano susiformavęs charakteris. Tad kokie būna tie pagrindiniai mechanizmai ir kaip jie veikia mus. Paklausykite, bandydami atpažinti, kurie jų yra dominuojantis jūsų ir jums svarbių asmenų elgesyje. Vienas iš dažniausiai pasitaikančių, kai tyliu, neišsakau to, ką jaučiu, viską laikau savyje, išmokau dėl šventos ramybės nesijausti svarbių lygių, vertingų ir tai, kas man svarbu, ką norėčiau pasakyti kitiems, paprieštarauti ar išsakyti savo nuomonę, daryti, ką aš noriu. Susigrąžinu savo ir užgniaužiu, nuryju, sulaikau savyje. Geštalto terapijoje tai vadiname retrofleksija. Ir labai dažnai žmonės tokius, kurie yra retroflektyvūs, užgniaužė viską savyje, išgyvena psichosomatinius negalavimus.
Kitas elgesio modelis yra, kai susilieju su žmonėmis tiek, kad išnyksta mano paties ribos, dingsta mano aš, nes kitų norai ir poreikiai man atrodo svarbesni už mano. Aš savęs paties kaip atskiros asmenybės, bet tų man svarbių žmonių tiesiog nematau ir nesuvokiu, net pažįstu savo norų ir poreikių. Arba kita susiliejimo forma, kai iš tikrųjų tai žinau, ko noriu, bet bijau daryti, sakyti, pasielgti kažkaip, kad nenuvilčiau, kad neatstumtų manęs, kad nesupyktų ant manęs, kad dėl mano pasirinkimo, dėl to, ko aš noriu, dėl mano pokyčio, neišgyventų tie artimi žmonės kažkokių neigiamų emocijų. Ir renkuosi daryti, ko nori kiti. Geštalto terapijoje tai vadiname konfluencija. Dar vienas elgesio modelis, kai iki šiol vadovaujuosi man įdiegtomis taisyklėmis, kurių teisingumo ir tinkamumo aš net netikrinu. Tiesiog aklai tikiu, kad turi būti taip ir ne kitaip. Tas taisyklių rinkinys, apie kurį net nesusimastau, tapo kertiniais mano įsitikinimais apie save, kitus žmonės ir gyvenimą apskritai. Jie tapo mano nuolatiniais palydovais, vidiniais kritikais, kurie už mane nutarė, kas man galima, o kas ne, kas man tinka, o kas ne, kaip turiu atrodyti, elgtis, jaustis, ko siekti, ką turėti. Gyvenu pagal juos ir net nekeliu klausimo, o kasgi būtų, kasgi atsitiktų, jei pasielgčiau kitaip. Ir taip aklai laikomės jų, nors tos taisyklės net ne mūsų sukurtos, jos mums įdiegtos, tos aplinkos, kurioje augome. Tai tų žmonių įsitikinimai ir taisyklės. Ir visai gali būti, kad man jos netinka, kad atitolina mane nuo mano paties patirčių, kad atima iš manęs laisvę rinktis, patirti, suvokti. Ir liūdniausia, kad taip ribodami save, laikomės įsikibę jų tų taisyklių patys ir dar tikimės arba net reikalaujame, kad jų laikytųsi ir kiti. Pamastykite apie tai. Ar tai tikrai mano taisyklė? Tai geštalto terapijoje vadiname introjektais. Kitas elgesio modelis, kai savo norus, mintis, jausmus priskiriate kitam žmogui, kad būtent jis to nori, jis taip galvoja, jis taip jaučiasi, jis to tikisi. Ir mes taip įsitikinę savo fantaziją, savo įsivaizdavimu apie tą žmogų, kad jo tiesiai šviesiai ir net nepaklausėme. Tiesiog tą savo žinojimą perkeliam jiems, patys nuspręsdami, kokį tas žmogus nori, ar kaip jaučiasi. Ir durniausia, kad pagal tai reaguojame į tą žmogų. Tai yra, reaguojame net nerealiai į tą žmogų, o į savo fantaziją. Kažką jam darome ar nedarome, kažkaip tai kalbame su juo ar nekalbam, elgiamės pagal savo įsivaizdavimą, o ne pagal to žmogaus realų suvokimą. Pavyzdžiui, atsikeliu be nuotaikos ir užsipuolu savo vyrą, kad jis nuo pat ryto paniuręs. Neinu į treniruotę po darbo, nes įsivaizduoju, kad kartu vakarieniauti labai patinka mano vyrui. Ir kai vieną kartą apie tai pasakau, kaltindama jį, kad dėl tavęs aš negaliu vaikščioti į sporto klubą, jisai išpučia akis ir sako, aš tiesiog dievinu tą momentą, kai galiu vakarieniauti vienas taip, kaip noriu. Perku vyrui dovaną gimtadienio progą, ne tai, ko jam reikia, o ką įsivaizduoju, kad jis norėtų. Ir labai dažnai prašaunu. Įėjus į kabinetą, kai nutyla kolegos, supykstu ant jų, nes įsivaizduoju, kad jos apkalba mane. Aš neklausiu, o ko nutilot? Aš nemoku tai paklausti. Aš bijau tai paklausti. Ir tai yra
gyvenimas fantazijose ir įsivaizdavimuose. Ir labai dažnai tai iškreipia realybę. Tai nutraukia artimus santykius ir su savim, ir su kitais. Geštalto terapijoje tai vadiname projekcija. Dar vienas elgesio modelis yra, kai jums būna kažkokios sunkios emociškai situacijos, įvykiai ir jūs apie tai kalbate, apie tas skausmingas patirtis, atjungdami emocijas, tarsi pabėgate nuo jų. Galite pasakoti tikrai tai, kas skausminga, kas buvo sunku išgyventi ir visiems kitiems tai atrodo sunki situacija. O jūs galite juoktis, šypsotis, kad niekas net neįtartų, kad jums buvo sunku, o ir savo neleidžiate išbūti su to sunkia emocija, išgyventi jas. Tai yra pabėgimas. Labai dažnai nuo sunkių emocijų pabėga žmonės, kurie save vadina labai pozityviais. Jie tiesiog neigia sunkius išgyvenimus. Jie negali, neturi resursų priimti juos. Jie tarsi apsimeta, kad to nėra. Ir šnekėdami apie tai, kas sunku, kaip minėjau, jie gali juoktis. Arba nutraukti pokalbį, nedalyvauti jame, nekalbėti apie tai, kas sunku ir kas skauda. Apsimesti, kad to nėra ir sakyti, aš visada į viską žiūriu pozityviai. Tai yra ignoruoju realybę, kad man neskaudėtų. Tai žmonės, neleidžiantys savo išbūti su savo pažeidžiamumu, silpnumu, skausmu. Ir geštalto terapijoje tai vadinama defleksija. Kitas elgesio modelis, kai nieko nejaučiu iš tikrųjų, kai nepatiriu stiprių jausmų iš tikrųjų, kai nepatiriu nei didelio skausmo, nei didelio džiaugsmo. Tai nusijautrinimas. Net pažįstu savo jausmų. Net pažįstu savo emocijų, nejaučiu savo kūno. Tada, žinoma, nesuvokiu, ką jaučia kiti. Ir į klausimą, ką dabar jauti, jie dažniausiai atsako, galvoju, kad toj situacijoje turėčiau jausti. Jie iš galvos atsako apie tai, ką turėtų jausti. Ir geštalto terapijoje tai vadinam desentizacija. Dar vienas elgesio modelis, kai santykyje su žmonėmis tiesiog vengiu, nes negaliu išbūti artimame tiesioginame ryšyje. Negaliu išbūti artimame santykyje, negaliu išbūti tyloje. Kai neturiu empatijos ir visą dėmesį visada sutelkęs esu tik į save. Noriu viską kontroliuoti, turiu labai daug taisyklių savo ir kitiems. Noriu turėti įtakos viskam, kas susiję su manimi, nes tik bandydamas viską sukontroliuoti, galiu jausti saugiai. Geštalto terapijoje tai vadinam egotizmu. Tų mechanizmų yra ir daugiau, tačiau šie dažniausiai pasitaikantis. Labai svarbu žinoti, kad jie visi mums reikalingi. Jų dėka mes galime adaptuotis gyvenime, prisitaikyti įvairiose situacijose, aplinkose, būti lankstus, adaptyvūs. Tačiau sunkumai atsiranda tada, kai kažkurie jų tampa vieninteliu būdu reaguoti ir elgtis. Tuomet jie tampa mūsų automatinė gynybinė reakcija, nutraukiančią santykį su savim ir kitais. O dabar klausimas jums, ar atpažinai savo ar tau svarbių žmonių dominuojančius elgesio modelius? Jei atpažinai, pasidalink komentaruose, kurie elgesio modeliai yra būdingiausi tau. Pagalvok apie tai. Išsisaugok šį įrašą ir klausykit tiek, kiek reikės, kad atpažintum savo elgesio modelius, nutraukiančius kontaktą su savimi ir kitais, jei dabar net pažinai. Palaikink šį įrašą, jei manai, kad jis būtų naudingas ir kitiems, kad kuo daugiau žmonių galėtų jį išklausyti ir pradžiai bent susimastyti, kaip tas išmoktas elgesys trukdo man atsirinkti, kas man svarbu ir daryti tai, kas man svarbu.
Kaip tai trukdo man gyventi gyvenimą, kurio pats sau linkiu. Ir žinoma, pabandyk po truputį keistis, kad atgautum daugiau savęs savo gyvenime. O norintiems labiau pasigilinti ir sužinoti daugiau apie elgesio modelius tapusius esminiu mano charakterio pagrindu ir norintiems praktiškai po truputį keistis, sužinoti, kaip galima elgtis kitaip, kokiu pratimų pagalba, kokiu technikų pagalba. Esu parengus praktinį seminarą elgesio modeliai nutraukiantis kontaktą. Jame yra seminaro su praktiniais pavyzdžiais video įrašas, užduoti savarankiškam darbui ir palaikomoji meditacija. Aš nesu tai, kas man atsitiko. Aš esu tai, kuo renkuosi būti. Aš labai nuoširdžiai linkiu tau po truputį vis daugiau atsigręžti į save ir pradėti kurti savo gyvenimą tokį, kokio sau linki. Su meile, Danguolė.